Tikiuosi šiandien džiaugiatės gražia saulėta diena, kad šilti orai pagaliau kažkaip tai įsivyrauja. Džiugu ateiti šviečiant saulei, džiugu ryte pabūsti ir matyti, kaip gražu, kaip šviesu, jau šiek tiek ir karšta darosi. Tai vat. Šiandien mes pratęsime kelionę 1 Jono laiško puslapiais. Ir tema, kurią šiandien paliesime, yra vienas teiginys, kurį apaštalas Jonas yra pasakęs 5 skyriuje. Ir prie jo dar prieisime, o dabar noriu pirmą paklausti jūsų tokio klausimo. Ar kada nors buvai nusivylęs Dievu? Kokie čia tvirto tikėjimo žmonės susirinkę? Ar tikrai? Tik suabejoja, jo? Bet tai normalu būti nusivylusiam. Nusivim galima nusivilti, taip. Bet, pavyzdžiui, jeigu daug metų meldiesi, tarkim, už tavo sutuoktinio išgelbėjimą, ar už tavo vaikų išgelbėjimą, kurie matai eina neteisingų, nedorų keliu ir nesustoja, ar kažkokį kitą poreikį, gal artimas žmogus ilgus metus kankinamas kažkokios ligos ar negalės. Ir mes tikimės visą laiką geriausia ir kartais mūsų lūkesčiai neįsipildo ir tai normalu, kad mes nusivylėme. Aš kažkaip tai radau naują būdą, kaip šiuolaikiniai žmonės atranda, ką žmonės galvoja kažkokiu klausimu, tiesiog į Google paiešką įvedi, nusivyliau Dievu. Ir išmeta iš karto, iš visokių komentarų, iš straipsnių, ką žmonės galvoja. Ir vienas dažniausių priežasčių, kai aš keletą tokių pasisakymų perskaičiau, pamačiau, kad dažnai žmonės nusivylė Dievu, nes jų gyvenime atsitinka kažkas, kas jiems nemalonu. Pavyzdžiui, artimas, brangus žmogus iškeliauja, taip? Ar staiga trūksta gyvybė. Mama, pavyzdžiui, neišnešioja kūdikio, persileidžia ir tai suverčia suabejoti. Ir va tokie dalykai, kada tiesiog Dievas leidžia įvykti kažkam, kas mums nemalonu. Ir mes tada suabejojam, ar tikrai tas Dievas tikrai mane taip myli. Ar tikrai jo pažadai yra verti pasitikėjimo. Ar tikrai jo charakteris nepasikeitė. Ir tada tas nusivylimas kartais gali vesti į apkartimą. Ir aš tokį paliudimą skaičiau, kad tėvelis mirė ir mergina sako, mano tikėjimas dar kažkaip tai tvirtas buvo, bet mama labai nusiminė, labai nustojo lankytis bažnyčioje ir tiesiog užsidarė, užsisklindė savyje ir nuo Dievo. Bet sako, kai aš įtikėjau, tai yra netikėjau, bet kada aš sukūriau šeimą, susitokiau, kažkaip mamos širdis atsigavo ir jinai vėl kažkaip atgyjo ir vėl pradėjo eiti prie Dievo ir į bažnyčią lankytis. Tai aš suprantu, kad gali būti momentinis toks atšalimas, gali būti nusivylimas Dievu. Ir gali būti tai, kad kartais mes savo aplinkoje matom dedantis negerus dalykus, meldžiamės ir neįvyksta tai, kaip mes prašome. Ir tada mes suabejojame ir gali būti, kaip čia brolis teisingai pasakė, dėl to, kad kvailai pasielgėme, pradame abejoti Dievu. Ir šventajame rašte yra labai daug tokių pavyzdžių. Ir iškilų žmonės, pranašai, Dievo žmonės, kurie tikrai ištikimai sekė Dievą, mylėjo visą širdim, kartais susviruoja savo tikėjime, savo pašaukime Dievui. Noriu šiandien pradėti ne nuo 1 Jono laiško, o nuo vienos ištraukos paskutinėje Senojo testamento knygoje Malachijo pranašystėje. Malachijo pranašystės 3 skyriuje nuo 13 eilutės iki 18 yra ištrauka, kur Dievas bara per pranašą tuometinius tikinčiuosius, tuometinius Izraelio žmonės. Visas laiškas yra toks kaip dialogas. Dievas sako, jūs kai ką darote negerai, aš to nesu patenkintas, kodėl tai darote, liaukitės. Ir vienas iš dalykų, dėl ko Dievas priekaištauja šito ištrauką, jis kalba, kad jie nusivylė gyvenimu Dievo garbiai, jie nusivylė tarnavimu Dievui. Ir paskaitykime kartu, tai yra Malachijo knyga, 3 skyrius nuo 13 iki 18 eilutės. Dievas per pranašą sako, įžūlios yra jūsų kalbos prieš mane, tačiau jūs sakote, kągi sakėme prieš tave? Jūs sakėte, jokios naudos iš tarnavimo Dievui. Kas iš to, kad laikėmės jo nuostatų ir vaikščiojame nuleidę galvas viešpaties akivaizdoje? Dabar mes vadiname laimingais įžeidžiausius, jiems sekasi, nors jie elgiasi nedorai, jie gundo Dievą, bet nebaudžiami. Taip Dievo bijantis kalbėjosi vienas su kitu.
Viešpats stebėjo ir klausė. Ir buvo parašyta jo akivaizdoje atsiminimo knyga apie tuos, kurie bijo viešpaties ir gerbė jo vardą. Jie bus mano, sako kareivių viešpats. Ta diena, čia pabrėžima, tą dieną, aš padarysiu juos savo brangenybėmis. Aš jų gailėsiuosi, kaip gailisi žmogus savo sūnaus, kuris jam tarnauja. Tada jūs matysite skirtumą tarp teisėjo ir nedorėlio, tarp to, kuris tarnauja Dievui ir to, kuris jam netarnauja. Ir čia keletą noriu dalykų paminėti, kurie paminėti šitoje ištraukoje ir viena, kuris nepaminėta šitoje ištraukoje, dėl ko dažnai tas mūsų tikėjimas susvyruoja ir mes nusivėlėme. Ir tie Dievo įsakymai tampa našta, nematome vertės, dėl ko čia aš turėčiau gyventi dėl Dievo, kodėl aš čia turėčiau vaikščioti nuleidęs galvą, kad aplinkui žmonės daro nedorus dalykus, džiūgauja ir gyvena taip, atrodo iš šalies laimingai. Ir pirmą dalyką, kurį čia paminė pranašas, sako, tas blogumas, tas nusivylimas ateina, kada mes pradame lyginti save su kitais. Mes nuolat tai darome, ar netiesa? Retkarčiais? Nuolat. Eini į parduotuvę ir lygini save su kitais. Eini kažką veikti, dirbi tarp savo bendradarbių ir žiūri, kaip kas susišukavęs, kokiais drabužiais apsirengęs, su kokia mašina važiuoja, kaip būti susitvarkęs. Mes nuolat save lyginam su kitais. Ir kartais, kada reikalai nesiklosto taip gerai, mes esame linkę galvoti, va žiūrėk žmonės kaip gyvena. Ir atrodo nebijo Dievo ir akivaizdžiai daro bjaurius dalykus ir Dievas jų nebaudžia ir nieko blogo jiems neatsitinka. Ir žinote, yra psalmė tokia labai graži 73. Asafas buvo Dievo šventykloje garbinimo vadovas, kaip mūsų brolis Nerijus, vadovavo muzikiniai visai veiklai. Ir jis užrašė labai įstabią psalmę 73. Jeigu norėsite visą, galėsite paskaityti namie, bet jisai pradeda gražiai, sako, tikrai yra geras Dievas Izraeliui ir tiems, kurių širdis yra, bet mano kojos vos nepasvyro, vos nepaslydo mano žingsnį. Aš pavydėjau kvailiams, matydamas nedorėlių pasisekimą. Sako, aš pradėjau žiūrėti į nedorų žmonės, aš pradėjau žiūrėti, kad, atrodo, jiems viskas labai gerai sekasi. Ir įpuoliau tokią savigailą, kad aš šitaip stengiuosi tarnauti Dievui, taip aukojusi, taip darau viską dėl jo. Ir man taip gerai nesiseka kaip jiems, taip. Sako, jie nepatiria kentėjimų mirdami, jie yra kupini jėgų, jie nevargsta kaip kiti žmonės, jų atrodo nepaliečia bėdos. Iš didumų ir smurtų jie rengiasi lik drabužių, iš riebaus kūno jų žiūri jų akis, jie turi daugiau negu geidžia širdis. Tais laikais turėti viršsvorį buvo klestėjimo ženklas, priešingai negu šiais laikais. Ir jeigu tu turi pakankamai maisto, dažniausiai būni gerai mytęs. Dėl celiulito niekas nesivargino ir dėl kitų viršsvorių. Jis sako, atrodo, jie turi daug, ko geidžia širdis. Jie sugedę, kalba piktai, iš aukšto grasina smurtu, jų burnos grumuoja dangų, reiškia, jie nebijo kalbėti negerus dalykus apie Dievą. Liežuviai jų vaikštinėja po žemę, o jo tauta, tai yra tikintieji, pritarė jiems ir jų mokslo lyg vandenį geria. Jie sako, kaip gali Dievą žinoti, argi aukščiausiame yra pažinimas. Štai tokie yra bedieviai, kurie klesti pasaulyje ir turtėja. Ir tada jis jau kalba apie savo savigailą. Ar veltui aš saugau savo tyrą širdį, veltui tarnavau Dievui. Ir jis išrašo savo skausmą, bet vidury psalmė sako, man labai prašviesėjo akise, kad aš vėl atėjau į šventyklą. Kada pakėliau akis į Dievą ir sako, pamačiau, koks yra jų galas. Ko baigsis jų gyvenimas. Ir psalmė baigėsi labai nuostabiais žodžiais. Jis sako, man gera artėti prie Dievo. Viešpačiu Dievu aš pasitikiu ir aš pasakosiu apie visus jo nuostabius darbus. Pranašas Habakukas, jeigu skaitėte jo knygą Senajame testamente, taip pat dėl tos situacijos dvasinės jo tautoje, dėl grėsinčio sunaikinimo jo karalystiai, jis buvo labai nusiminęs ir galvojo, kaip Dievas gali būti teisingas ir tikinčių žmonės nubausti, panaudodamas dar nuodėmingesnius už jo žmonės, kaip pavyzdžiui Sirijos imperija. Nesuprato, kodėl taip vyksta. Ir tai buvo irgi tam tikras nusivylimas ir tai jisai užrašė savo knygoje. Taigi, kada lyginame su savimi ir mums atrodo, kad nedorėliai klesti. Kada, antras dalykas, susitelkėme
tik į asmeninę naudą. Atsimenat, ką sakė žydai Milakio laikais? Jokios naudos iš tarnavimo Dievui. Jokios naudos. Atsimenat, kokį argumentą šėtonas iškėlė prieš Jobą, kada jį skundė Dievui? Jobas tik dėl naudos tave garbina. Pažiūrėk, kaip jis klesti. Pažiūrėk, kaip gausėjo jo kaimenės, jo šeima kokia graži. Tu viską saugai Dieve jį. Todėl jis tave garbina. Sako, pabandyk atimti iš jo ką nors. Tada pamatysi, koks jis yra tikrasis garbintojas. Ir Dievas leido. Ir kartais mes norime tos naudos, taip? Aukojate Dievui 10% daugiau ar mažiau, visi tikitės, kad Dievas palaimins. Kas tikitės? Visi tikimės. Ar būna toks pavadimas, kad iš karto ten tavo kupinėje rodai? Kartais būna momentiniai, kartais būna, kad pakelia atlyginimą, kartais neplanuotas kažkokias pajamas ateina. Kartais Dievas nieko viršaus neduoda, bet sumažina tavo išlaidas. Man labai patinka kartais nueiti į parduotuvę ir beveik visiems produktams, kurių man reikia tą dieną nusipirkti, yra nuolaidos. Mane veža. Atein, o, ir čia nuolaida, ir čia nuolaida. Kartais atsitiktinumas, taip, visi daro nuolaidas. Bet kada yra nuolaida tiems dalykams, kurių tau reikia tą dieną, ir ne vienam, ne dviems, o beveik visiems, tada, man atrodo, čia yra labai geras patyrimas. Dievas laimina, bet ne visą laiką taip, kaip mes įsivaizduojame. Ir kartais mes norime to gerbuvio, norime tos naudos, bet tarnavimas Dievui ne visą laiką reiškia, kad tu visko turėsi apšiai, nors Dievas žada palaiminimą. Taip, kad nesusitelkime į tą vieną asmeninę naudą. Taip pat, kaip jau kalbėjau, kartais mes nusiviliam Dievu, kada matome taip akiplėšiškai nedorai besielginčių žmonės šalia savęs, savo aplinkoje, kitose tautose ir galvom, kaip Dievas jo nenubaudžia. Per renginį No Longer Music man teko kalbėtis su ukrainiečiu. Verslo reikalais buvo atvykęs čia į Kauną ir tikintis draugas irgi ukrainietis jį pasikvietė į tą muzikinį renginį ir aš kaip tik priėjau, bandžiau jį pašnekinti, pasirodo nelietuvis net. Ir kalbėjom biškį apie situaciją Ukrainoje ir jie irgi pergyvena, mato, kad karas labai nusiaubė tą jų žemę, smūgis ekonomikai, viduj šalies susiskaldimas ir sako labai neramu ir negera. Ir kai kurie galvoja, kad kokia Dievo rūstybė ištiktų, pavyzdžiui, Putiną ar kažkurį kitą atsakingą žmogų, kuris už viso to stovi. Atrodo, vieną žmogų Dievas patrauktų ir situacija pasikeitusi, o jis ima ir nepatraukia. Kaip leido Hitleriui iškilti, Stalinui, praeitie gyvenusiems įvairiems užkariautojams ir kitų tautų smaugikams, bet yra dalykai, kurie vyksta aplink mus ir mes negalime suprasti, kodėl tai vyksta. Ekleziasto knygoje yra labai graži ištrauka. Karalius Saliamonas parašė mums, kad sako Ekleziasto 8:11, kadangi nuosprendis už piktus darbus netojau įvykdomas, taip kartais Dievo bausmė neištinka žmogų toj pat, kada jis padaro blogą poelgį, didesnį ar mažesnį. Sako, todėl žmonių širdis yra visiškai atsidavę daryti piktą. Arba kitam vertime sako, todėl žmonių širdis įsidrąsina daryti piktą. Nors nusidėlis ir 100 kartų nusikaltęs ilgai gyventų, tačiau aš žinau, kad tie, kurie bijo Dievo, tikrai patirs gerą. Bet nedoreliui nebus gerai ir netruks ilgai jo dienos, kurios tėra šešėlis, nes jis nebijo Dievo. Ir ta priežastis yra, kad Dievas kantrus. Jis kantrus kiekvienam iš mūsų ir jis kantrus tiem žmonėms, kurie be Dievo gyvena aplink mus ir kartais daro akivaizdžius, nemalonius, bjaurius dalykus savo ir kitiems. Ir Dievas toj pat jų neištinka. Taip pat mūsų labai sunku ir kartais nusivėlėme ir mūsų rankos nusileidžia, kada matome, kad mums kaip tikintiesiems sunku gyventi pagal Dievo nurodymus visuomenėje, kurie eina visiškai priešingą linkme. Kada tai, ką mus ragina daryti Dievo, taip kardinaliai skiriasi nuo to, kas toleruojama ir priimtina visuomeniai. Pavyzdžiui, susilaikyti nuo lytinių santykių iki santuokos. Tie, kurie nusprendžia taip daryti ir laikytis to, ką moko Dievas, atrodo kaip baltos varnos. Nes dabar porą pasimatymų ir jau prasideda viskas. Pagal vyraujančią kultūrą. Ir tai labai plinta. Kai kurie iš jūsų gavote maldos prašymą penktadienį. Aš kviečiau jūs pasimelsti už referendumą Airijoje. Girdėjote, kaip jis baigėsi, taip?
Jo. Tam, kad ta tauta buvo kažkada pagoniška. Tam, kad tautos mentalitetas nuo pagoniškų vertybių į krikščioniškas atsigręžtų, užtruko 100 metų kovos. Kol tautoje, kaip įprasta, prigijo krikščioniškos vertybės. Jo, jie turi tą savo šventąjį Patriką, kurį labai gerbė, kuris buvo vergas, įtikėjęs vergovė ir grįžęs skelbti Evangeliją savo tautai. Ir sako, net gyvatės nuodingos iš Airijos dingo, kada Patrikas pamokslavo, ten tokios legendos yra, kad jis labai uoliai skelbė Evangeliją, norėdamas, kad jo tauta pasikeistų. Ir dabar, kada sprendime tokią situaciją tautoje, kuri išpažįsta, kad 84% jos gyventojų yra katalikai ir beveik 2/3 balsuoja, kad vienos lyties asmenų santuoka būtų įteisinta, mane žiauriai nuliūdino. Negalvoju, kad viskas tai baigsis. Ir vakarą labai sunkiai jaučiausi. Ir kaip tik perskaičiau ryte ištrauką iš Švento rašto, kai Jėzus sužinojo, kad Jonui Krikštytojui nukirto galvą. Žinote, ką jis darė? Jis paprašė, kad jo draugai jį perkeltų laiveliu į nuošalę vietą, kad jis galėtų pabūti vienumoje. Bet atėjęs ten rado didelę minią ir jiems patarnavo. Bet jis norėjo pabūti vienas. Jam buvo liūdna. Dėl to, kad tokiam iškiliam Dievo žmogui, dėl kažkokios moters užgaidos buvo atimta gyvybė. Ir man buvo sunku. Labai bijau, kad tai, kas įvyko Airijoje penktadienį, yra tik tsunamio banga, kuri artėja prie mūsų visų ir prie mūsų šalies. Ir ieškau Dievo išminties, kaip mums visiems reikės tiems dalykams pasipriešinti. Nes vertybės, kurios per 100 metų įsišaknijo, krikščioniškos teisingos vertybės, pagarba santuokai, gali būti nušluota tokios kaip bangos didžiulės, kuri prie mūsų artėja. Labai kviečiu visus melsis ir galvoti, ką mes galime padaryti, kad bandėme dvasioje pasipriešinti, kol tai vyksta kitoj šaly, bet tai artėja prie mūsų ir tai labai man liūdna. Bet Dievas pogodžia, kad jis žino, kas vyksta šitame pasaulyje, jis kontroliuoja ir jis geba nemalonius, nepatogius mums skaudinančius dalykus paversti į gerą. Kitas dalykas, kada mes nusiviliam Dievu ir kartais gyventi pagal Dievo žodžio nurodymus tampa našta, kada nustojame savo gyvenimą vertinti amžinybę šviesoje, kada žiūrime daugiau į tos žemiškus, kūniškus dalykus. Pagal juos viską vertiname ir matuojame savo gyvenime. Ir turime suvokti, kad čia esame laikinai. Mūsų gyvenimas labai greitai prabėga ir jis tik kaip garas, sako, kaip Jokūbas. Mes gyvensime amžinai ir mes gyvensim Dievo karalystėje, kur viskas bus gerai ir tobulai. Čia to niekada nepasieksime. Trokštame, siekiame, bet ne visą laiką pasieksime. Ir kada tas žemiško gyvenimo patogumas mūsų gundo, mes pradam linkti į tą materialumą, trokštame kuo geriau įsitaisyti čia ir vis mažiau širdyje lieka vietos Dievui ir amžinybei. Nežinau, ar teko jums matyti tokį filmą, vadinasi Pamokslininkas su kulkosvaidžiu. Teko kam nors matyti? Biški žiaurokos filmas, vyrams, orientuotas į vyrus, ten daug šaudo, bet pagal tikrus įvykius ir tas dalykas dar vyksta, kai vienas krikščionis Amerikoje atsivertė, buvo vagis, buvo nusikaltėlis, narkotikų prekeivis ir tapęs krikščionimi vieną kartą nuvažiavo, kadangi turėjo nedidelę statybos įmonę į Afriką vienoje šalyje, padėti tiesiog pastatyti ten kažkokį mokyklos, atrodo, pastatą. Pamatė, kokia situacija ten yra, pamatė, kaip vaikai netenka tėvų dėl, kaip sakant, partizaninio karo, pilietinio karo toj šalyje ir kaip vaikai yra išnaudojami, kaip jie auginami nusikaltėliais, kaip jie auginami smogikais ir jis nusprendė kažką padaryti, kad situaciją pakeisti ir įsikūrė vaikų namus tenais. Rinko tos niekam nereikalingus vaikus, gynė juos ginklų net, taip jisai mokėjo daryti ir tokia labai liūdna scena, jis atvažiavo į Ameriką linkti aukų, jam reikėjo džipo, didelio džipo tokio kaip pusiau sunkvežimio, kad vaikus galėtų ranstus saugiai pargabenti tą vietą, kuris ten buvo įkūręs jiems prieglobstį. Ir jis paprašo vieno pažįstamo krikščionio verslininko, sako, padėk, man reikia džipo, paaukok man kiek. Šis pasikviečia jį į vakarėlį pas save namuose ir ten didžiulis vakarėlis, viskas liejasi upėmis ir jis jam išrašo, jeigu teisingai prisimenu, apie $150 buvo čekė. Ir tas
krikščionis tarnautojas labai susinervina ir sako, pomidorų padažui šiam vakarui jis išleido daugiau, negu man paaukojo. Sako, aš noriu džipo ne savo, aš noriu džipo, kad išgelbėti vaikų gyvybės. Tai vat kartais mes galim nepastebėti ir širdis linkusi prisirišti, sakoma Dievo žodį, prie šito pasaulio dalyko. Ir tada gyvenimas Dievui, gyvenimas Dievo, gyvenimas pagal Dievo nurodymus gali apsiblausti ir pasidaryti toks jau nebepatraukus. Ir noriu šiandien paskaityti su jumis ištrauką dabar iš 1 Jono laiško. Ir frazė, kuri šito ištrauko yra labai įdomi, skamba. Kadangi dažnai kyla pagundimas ir esame spaudžiami, ir jeigu teko girdėti iš netikinčių žmonių, kuriems bandome liudyti, kviesdami juos tikėti Dievu, jie kai kurie išsako tokį nuogastavimą, kad tapdamas tikinčiuoju, aš labai turėsiu save apriboti. Dievas mane į kažkokį rėmelį įspraus. Apribos mano visas laisvės, visus džiaugsmus, negalėsiu to daryti. Jie galvoja, kad Dievas ruošiasi juos labai apriboti. Ir todėl krikščionybė jiems tampa nepatraukli. Ir dabar paklausykite, ką apaštalas Jonas sako. Paskaitysiu truputį 4 skyriaus pabaigos ir tada 5 skyriaus 4 eilutės. Nuo 4 skyriaus 19 eilutės. Jonas sako, mes mylime jį, tai yra Dievą, nes jis mūsų pirmas pamilo. Jei kas sako, aš myliu Dievą, o savo brolio nekenčia, tas melagis. Kas nemyli savo brolio, kurį mato, kaip gali mylėti Dievą, kurio nemato? Taigi mes turime tokį jo įsakymą, kas myli Dievą, turi mylėti ir savo brolį. Kiekvienas, kas tiki, jog Jėzus yra pateptasis, yra gimęs iš Dievo, ir kiekvienas, kuris myli gimdytoją, myli ir iš jo gimusįjį. Iš to pažįstame, myli Dievo vaikus, kad mylime Dievą ir laikomės jo įsakymų. Nes tai yra Dievo meilė, jo įsakymus vykdyti, o jo įsakymai nėra sunkus. Juk kas tik gimė iš Dievo, nugali pasaulį, ir štai pergalė nugalinti pasaulį mūsų tikėjimas. Ir 3 eilutės 2 dalyje yra labai nuostabus Jono teiginys. Jis sako, Dievo įsakymai nėra sunkus. Dievo įsakymai nėra kažkokia našta, kurią jis tau užmeta ant kaklo ir turi kaip tas anksčiau kaliniai. Žinot, prikausydavo tokią grandinę ir didžiulį tokį metalinį rutulį, kad tu niekur nepabėgtum. Ir tu esi apribotas. Dievo įsakymų tikslas nėra tave sukaustyti. Dievo įsakymų tikslas yra, kad tu gyventum laimingą, prasmingą ir turiningą gyvenimą. Ir žmonės nori būti laisvi, nori nustatyti savo pačių vertybės, savo pačių moralinės vertybės, bet Jonas kalba šitame laiške labai daug apie Dievo meilę ir jisai teigia, kad Dievo įsakymai nėra sunkus. Tai kada Dievo įsakymai nėra sunkus? Kada tiki, labai gerai. Dar, kada nėra sunkus? Taip, kada jis yra atgimęs, labai puiku. Ir dar kada nėra sunku. Ir visas pamokslas, jau neturiu ką daugiau pasakyti, viską žinote. Labai paprasta. Ir šito ištraukai jis duoda visus tos 3 argumentus. Kada tu tiki, kada tu esi gimęs iš Dievo ir kada tu myli. Tada Dievo įsakymai nėra sunkus. Tai trumpai apie kiekvieną iš jų iš eilės. 2 kartus šito ištraukoje kartoja Jonas, kad žmogus gimęs iš Dievo. Aplamai 6 kartus jis kartoja šitame laiške. Ir jis labai aiškiai gali suprasti, kad gyventi taip, kaip Dievas sako, gali žmogus, kuris yra patyręs tą gimimą iš Dievo, gimimą iš aukštybių arba iš šventosios dvasios, kaip kitose ištraukose minima. Kas turi būti, kas turi vykti, kad tu gimtum iš dvasios arba gimtum iš Dievo? Viešpats tave turi pasirinkti. Taip, sutinku, gerai. Bet ką žmogus iš savo pusės turėtų daryti? Taip. Ar skelbiant Evangeliją apaštalas Jonas pradeda nuo nusidėjėlio? Ko pradėjom šitą ištrauką? Kokiais žodžiais? Mes mylime, nes jis mūsų pirmas
pamilo. Jono 3,16, taip, irgi santrauka visos Biblijos. Prasideda, tu esi nusidėjėlis, atgailauk ir tikėk Jėzumi Kristumi. Ar tai prasideda Jono 3,16? Prasideda nuo to, kad Dievas tave myli. Dievas tave pamilo. Atkreipkite dėmesį, jis pamilo ne tik tuos, kurie įtikės, kuriuos jis pasirinko. Dievas myli kiekvieną žmogų. Kiekvienam nori save preikšti. Nori, kad kiekvienas jį pažintų. Apaštalas Paulius ragina tikinčiuosius melstis už visus žmonės. Kodėl? Todėl, kad Dievas nori kiekvieną prie savęs priglausti ir kiekvieną nori išgelbėti. Štai kokia Dievo širdis. Ir jis visuomet pradeda nuo meilės. Ir tam, kad žmogus atgimtų, jis turi pirmą patikėti, kad Dievas jį myli. Praeitą sekmadienį, kurie buvote, rodėm jums vaizdo įrašą ir pasakojimą, taip, to muzikanto Mišos iš Nuteikė grupės. Girdėjau atsiliepimų, kad jūs labai palėtė. Ar prisiminat, kai jis sakė paliudime? Sako, pirmą kartą sužinojau, kad kažkas mane myli. Kad gyveni šeimoje, kada tėvas girtauja ir smurtauja prieš savo šeimą, kada mato kiekvieną dieną mušamą savo mamą, kada mato, kas vyksta aplinkui, žmogui labai sunku suprasti, kas yra meilė ir kad jis yra tikrai mylimas. Yra žmonės, girdėjote, vadina pedofilais. Ar žinote, ką reiškia žodis pedofilas? Išvertus iš graikų kalbos reiškia mylintis vaikus. Bet meilė, kurie myli vaikus, nėra tikroji meilė. Tai yra vaikų asmenybės žugdymas, sužalojimas jiems visam gyvenimui. Tarp kitko, viena iš priežasčių, kodėl daugėja homoseksualių žmonių, nemaža dalis jų buvo vaikystėje tvirkinti ir seksualiai išnaudoti. Ir tai ypatingai ankstyvoj paauglystėje labai sužydžia ir sudarko jų savęs suvokimą. Ir suvokimą, kas jie yra iš tikrųjų vyrai ir moteris. Tai viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl žmonės tampa homoseksualiais. Ir geno, kad žmogus gimsta homoseksualus, dar niekas nerado, kaip bando tvirtinti tie žmonės, kurie stipriai už tai kovoja. Žmonės susigalvoja, kas yra meilė, bet tai nebūtinai yra meilė pagal tai, kaip supranta Dievas. Prieš 2 savaitės brolis Edis mums pasakė puikų pamokslą, taip, apie tai, kad yra skirtingos meilės rūšis, bet visoje toj ištraukoje 4., 5. ir 3. skyriuje apaštalas Jonas, kalbėdamas apie meilę, vartoja tik tą vieną žodį agapę, taip? Tai yra meilė, kurią mus myli Dievas, kuri savo esybė yra savęs įžadanti ir pasiaukojanti meilė. Ir tam, kad tu galėtum būti išgelbėtas, tau pirmą reikia patikėti, kad Dievas tave myli, kad jis trokšta, kad tu jį pažintum, kad jis turi pačius geriausius ketinimus tavo atžvilgiai. Kad nežiūrint tai, kad yra kliūtis tarp tavęs ir jo, tavo nuodėmės, kurias esi padaręs, Dievas ir per jas nutiesė tiltą, nutiesė savo sūnaus aukos dėka. Ir 4. skyriui kalbėdamas apie tai, apaštalas Jonas sako, 4. skyrius 9 ir 10 eilutėj, o Dievo meilė pasireiškia arba pasidarė mums matoma ir suprantama, to, kad Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį sūnų, kad gyventume per jį. Meilė ne tai, jog mes pamilome Dievą, taip? Ne iš savęs mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pirmas pamilo ir atsiuntė savo sūnų kaip permaldama už mūsų nuodėmes. Reiškia, Dievas vedamas meilės visą tai padarė. Ne vien todėl, kad mes buvome nusidėliai. Jis mus myli. Ir todėl kiekvieną iš mūsų traukia prie savęs ir padaro įmanomą mūsų susitaikymą su juo, mūsų gimimą iš Dievo. Antras svarbus dalykas suprasti, kad tam, kad būčiau išgelbėtas arba gimčiau iš Dievo, aš turiu pripažinti, kad aš nepajėgus laikytis Dievo įsakymų. Nei vienas to negalim padaryti. Ir būtent sakydami, pripažindami, kad mes esame nusidėję, kad mes sulaužę esame Dievo įsakymus, mes pripažįstame, kad nesame pajėgus tai daryti. Taip, gal kažkurį vieną mes sugebam išsilaikyti, bet visų pilnatvės tobulai įvykdyti, kaip Dievo šventumas reikalauja, mes nesam pajėgus. Ir tada mums reikia Jėzaus kaip to, kuris už mus tai padarė ant kryžiaus. Dar labai svarbu, kodėl svarbu gimti iš Dievo, tapti atgimusiu iš aukšto žmogumi. Kas dar yra svarbu? Kodėl tai yra svarbu? Kodėl Jonas čia mini tai?
Kokia šiandien diena yra? Sekminės. Sekminės. Reiškia, mes prisimenam per sekmines, kad 50 dieną po to, kai Jėzus numirė ir prisikėlė, buvo atsiųsta šventoji dvasia ir gimusiam iš Dievo žmoguje apsigyvena šventoji dvasia su tikslu, kad padėtų mums gyventi taip, kaip Dievas norėtų, kad mes gyventume. Ragintų ir skatintų mus gyventi taip, kaip Dievas nori ir įgalintų. Todėl mes ir esame raginami šventame rašte būti kupinais arba būti nuolat vedamais kontroliuojamais šventosios dvasios. Romiečiams laiške 8 skyriui, kada Paulius kalbėjo keliuose skyriuose prieš tai apie tai, kaip nuodėmė pavergia žmogų, kai žmogus sako trokšta gero, o negali padaryti, jisai sako, išeitis yra per Jėzų Kristų ir nuo 8 skyrius jis pradeda kalbėti apie šventąją dvasią. Ir jis sako, kad dabar nėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje, kurie gyvena ne pagal kūną, bet pagal dvasią. Čia turime minį šventoji dvasia. Taip? Nes gyvenimo Kristuje, Jėzuje dvasios įstatymas išlaisvino mane iš nuodėmės ir mirties įstatymą. Tai, ko įstatymas nepaėgė, būdamas silpnas dėl kūno, tai vykdė Dievas. Jis atsiuntė savo sūnų nuodėmingo kūno pavidalu kaip auką už nuodėmę ir pasmerkė nuodėmę kūne, kad įstatymo teisumas įsipildytų mumyse, gyvenančiose ne pagal kūną, bet pagal dvasią. Ir ką sako apaštalas Paulius šito ištraukoje? Ta pasmerkimą, kuris turėjo būti mums duotas už mūsų nuodėmes, Jėzus prisiėmė savo. Mums dabar nėra pasmerkimo, jeigu esame tikintis juo, jeigu esame Kristuje Jėzuje. Ir sako, šventoji dvasia ateidama mūsų gyvenimą sugriauna tai, ką mes nepajėgus padaryti. Sugriauna tą vergyją nuodėmį, išlaisvino iš nuodėmės ir mirties įstatymą. Taip, aš jau nebesu nuodėmės vergas. Aš su šventosios dvasios pagalba galiu elgtis kitaip. Ir išvaduoja iš to mirties įstatymo, nes būtent ta šventoji dvasia, kaip šitam skyriui kalba, vėliau vieną dieną prikels mūsų išmirusią. Ir mes gyvensime Dievo amžinybėje, Dievo šviesoje. Ir todėl, sako, negyvenkite pagal kūną, nemastykite kūniškai, mąstykite pagal šventąją dvasią. Ir būtent šventoji dvasia ir atlieka mums tai, ko mes nesame pajėgus. Jinai per mus veikdama įvykdo tą Dievo teisumą, nes jinai visą laiką skatins mus elgtis taip, kaip Dievui patinka ir įgalins mus tai daryti, kada mes nuspręsime. Taigi, šventoji dvasia apsigyvena tikinčiajame ir jinai būtent ir įgyvenina ir atgimdo žmogų į Dievo šeimą. Ir dar labai svarbu, dėl ko šventoji dvasia įeina, kadangi čia kalbama daug apie meilę. Ir kaip girdėjom ankstesniam pamokslė, mes patys iš savęs nesame pajėgus mylėti tą meilę agapę. Šventoji dvasia, kaip sako Paulius, išlieja šitą meilę mūsų širdyje. Arba jinai įgalina mus mylėti kitą taip, kaip mus myli Dievas. Todėl pirma sąlyga, kurią jūs visai puikiai įvardinot, svarbu būti gimusiam iš Dievo. Ir jeigu šiandien esi, bet tu nesitikras, kad esi gimęs iš Dievo, noriu pakviesti tave po pamaldų nebijoti prieiti ir mes su tavim pasikalbėsim ir galėsiu tau išsamiau paaiškinti, kaip tu galėtum dar šiandieną tapti Dievo vaiku ir gimti iš Dievo. Iš jo malonės per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Antras dalykas, apie kurį mes taip pat paminėjote, atsakydami teisingai, tam, kad galėtume gyventi taip, kaip Dievas sako ir nelaikyti Dievo įsakymų sunkiais, mums labai svarbu mylėti. Mylėti Dievą ir mylėti savo artimą. Ir ką apaštalas Jonas nuolat kartoja šitame laiške, kad meilė agapė mūsų gyvenime reiškiasi arba yra mūsų pačių matoma ir kitų žmonių matoma dviem pagrindiniais būdais. Kaip jinai yra matoma? Sako, iš paklusnumo Dievui. Tačiau tai sako, meilė, tai laikytis Dievo įsakymų arba vykdyti jo įsakymus. Ir antras būdas, sako, iš darbų, kurie nukreipti į mūsų tarpusio santykius. Ir sako, kaip mes skaitėm 4 skyriaus pabaigoje, jeigu tu sakai, kad tu myli Dievą, bet sako, savo brolio, savo artimo nekenti, tai sako, ar tu myli iš tikrųjų Dievą?
Jeigu nėra meilės artimui tavo gyvenime, arba jos stokoji ir pats jauti, gali būti priežastis, kad tikrai kažkas atsitiko tavo santykiuose su Dievu. Taip, kad jis pabrėžia nuolat tos du dalykus ir kartoja. Meilė artimui ir paklusnumas Dievo įsakymui. Kadangi šitame 4 skyriuje Jonas kalba apie tai, kad Dievas yra meilė ir yra meilės šaltinis ir Dievas mus pasiaukojančiai ir nesavanaudiškai mus myli ir demonstruoja mums savo meilę dažnai kiekvieną dieną įvairiais būdais ir taip pat pademonstravo paukodamas savo sūnų už mūsų nuodėmės. Mes galime tą pačią meilę duoti jam, duoti kitiems žmonėms ir galime būti įgalinti Dievo tą meilę rodyti. Labai įdomu, kad ne 2 kartus Jonas sako, kad Dievas mums įsako vienas kitą mylėti. Taip pat 4 skyriuje 11 eilutė sako, kad jeigu patirime Dievo meilę, mes esame skolingi tą meilę parodyti kitiems. Ir 5 skyriuje jisai sako, jeigu iš tikrųjų mylime gimdytoją, čia kalbama apie Dievą, kuris mus pagimdė Dievo šeimą, tai natūralu būtų, kad mes mylėtume ir tą, kuris iš jo gimęs. Kaip natūralu būtų, kad šeimoje vaikai mylimi tėvų mylėtų ir vienas kitą, taip sako, yra natūralu, kad Dievo vaikai gimė į Dievo šeimą tą meilę ir praktikuotų. Ir meilę galime parodyti įvairiais būdais. Apaštalas Jonas sako, labai pabrėžia darbus. Sako, nemylėkite vien žodžiais, bet mylėkite darbais, mylėkite savo elgesiu. Bet ar žodžiais mums reikia, kad mums parodytų meilę? Bent kada pasako, taip? Kada pasako pagarsinančius, pagodžiančius žodžius, kada tave išklauso, kada tave atjaučia, mums yra labai svarbu. Šventas raštas ragina mus meilę parodyti ir žodžiais. Taip, kalbėti vienas kitam tiesą meilėje, vienas kitą pagerinti, ugdyti, palaiminti vienas kitą, gerai vienas apie kitą kalbėti. Dar labai svarbu turėti teisingas nuostatas vienas kito atžvilgiu, taip? Mylėti ir gerbti vienas kitą. Martais mums sunku dėl to, kad mes turime skirtingų ir charakterio savybių, ir įpročių, kurie dar mūsų gyvenime tebėra, bet šventas raštas ragina mus mylėti ir priimti vienas kitą taip, kaip Dievas mus priėmė savo šeimą. Tokius, kokie mes esame. Labai gražiai vieną kartą mus liudė Dovydas, kad jis nusprendė daugiau nesistengti kitų žmonių pakeisti. Tiesiog mylėti ir priimti tą žmogų. Ir tai gali atverti jam kelią į atsivyrimą Dievo meilei ir meiliai tau. Aišku, labai svarbu veiksmai. Apaštalas Jonas ragina būti jautriais ir šelpti vienas kitą esant poreikiu, 3 skyriuje. Taip pat labai svarbu būti vienas kitam atlaidžiais. Tai galim pritaikyti santykiuose ir bažnyčioje tarp tikinčių, ir šeimoje, tarp sutuoktinių, ir tarp tėvų ir vaikų. Atlaidumas gali parodyti, kad mes mylime. Kartais turime atleisti, net tai, kai labai vidui skauda, nes žmogus atsiprašo ir prašo atleidimo. Patarnauti vienas kitam, dovanojimais ir sugebėjimais, kurios Dievas mums davė. Dalintis to, ko esame patys Dievo palaiminti. Taip pat antras dalykas, jis kalba apie Dievo meilę kaip paklusnumą Dievo įsakymams. Teko skaityti tokį įvykį, kai pas pastorių atėjo jauna besiruošianti tuoktis šeima konsultacijoms, norėjo, kad jis ten palaimintų jų santuoką. Ir būsimas jaunikis paprašė pastoriaus parodyti įžadų tekstą. Perskaitęs tekstą buvo labai nepatenkintas. Sako pastoriui, neradau sakinio, kuriame jaunoji įsipareigotų manęs klausyti. Situacija baigėsi to, kad būsimoji nuotoka paėmė švelniai už rankos ir pasakė, brangus, jis sako, to nebūtina parašyti tekste. Troškimas tave gerbti ir tau paklūsti yra mano širdyje, nes aš tave myliu. Ir patys buvote daugumas čia esančių, tikiuosi, įsimylėję ir tebe myli, dar esate, jo, garbė Dievui. Ir kada myli kitą žmogų, kada trokšti geriausia jam, kartais žinai jo troškimus, jo pageidavimus, tai, kas jam patinka,
Ir mylėdamas tu natūraliai stengiasi padaryti tai, kas malonu. Niekas mylėdamas nesistengia sąmoningai kito įskaudinti. Norime padaryti tai, kas jį pakilėtų, kas suteiktų jam galimybę jaustis mylimu. Tai galioja mūsų santykiams prieš santuoką, santuokoje. Tai galioja santykiuose tarp tikinčiųjų bažnyčiai. Tai galioja mūsų santykiams su Dievu. Ir ką reiškia mylėti Dievą? Reiškia kažką padaryti malonaus Dievui, pradžiuginti jam, parodyti savo pagarbą, parodyti tai, kad jis mums brangus ir vertingas. Ir kada, sako Jonas, tokia nuostata bus tavo viduje, jokie Dievo įsakymai nebus tau per sunkus. Nes jie nėra sunkus. Sunku tik tada, kada vidinė nuostata yra neteisinga. Ir paskutinis trečias dalykas, kada Dievo įsakymai nėra sunkus, tada, kai tiki. Aš šiandien neužbėgsiu už akių kitą ištrauką, išsamiau kalbą, kurią mes į Dievas leis kitą sekmadienį, Audrius mums pamokslaus apie tai, kalba daugiau apie tikėjimą, bet yra labai svarbu, kad mes tikėtume Dievu. Tikėtume juo, kas jis toks yra. Tikėtume jo pažadais. Vienas garbus pamokslininkas pasakė, labai puikiai žodžiu, sako, tikėjimas yra matymas Dievo akimis, matymas iš Dievo požiūrio. Savęs paties, savo situacijos ir tai, kas vyksta aplink mus. Tikėjimas Jėzumi Kristumi padaro man galiojančius visus Dievo pažadus, nes jie visi jame yra taip. Išskyrus kai kurios Senojo testamento pažadus, kurie galioja išskirtinai Izraelio tautai. Tikėjimas Dievu skatina įveikti mano labui. Evangelijose dažnai perskaitysi, kai Jėzus sako, tai vyksta tau, kaip tu tiki. Ir jeigu tu tiki ir prašai pas Dievą gerų dalykų, Dievas pagerbs tavo tikėjimą. Galbūt ne visą laiką tais būdais, kaip tu įsivaizduoji, bet jis tikrai tavo tikėjimo nenuvils. Tikėjimas Dievu ir jo pažadais atveria duris stebuklams, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Vienas iš dalykų, kas riboja tos stebuklus, tai yra mano abejojimas arba mano netikėjimas, kad Dievas tai gali padaryti. Dievas gali padaryti dar daugiau, negu tu sugebi įsivaizduoti ir drįsti paprašyti. Tikėjimas Dievu sumažina mano problemas, kada aš žvelgiu į jas iš Dievo požiūrio. Nes jis yra už jas visas didesnis ir manim rūpinasi. Tikėjimas Dievu atveria duris svajonių išsipildymui. Labai gražiai tame paliudime praeitą sekmadienį girdėjote. 12 metų būdamas berniukas svajojo būti muzikantu. Ir kai jis patikėjo Dievu, tai tapo realybė. Ir jis dabar yra žinomas muzikantas Rusijoje. Tikėjimas Dievu suteikė stiprybės išstovėti ir nepalūžti sunkiais gyvenimo momentais, kurie mūsų gyvenimas įtinka. Nes Dievas pažadėjo neleis mums didesnių išbandymų, negu mes galime pakelti. Ir visą laiką padaro išeitį. Tikėjimas Dievu suteikia mums amžiną gyvenimą per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Todėl tikėk jo, mylėk jį, o jeigu tavo meilė atšalo, atvėso ir tos meilės Dievui jau nebejauti, gali prašyti, kad Dievas ją atgaivintų. Kad leistų tau dar kartą nuostabiai patirti, kaip jis tave myli, kaip jis tave vertina, kaip jis trokšta tavo gyvenime pačių geriausių dalykų. Dievas tikrai sakys į šitą tavo prašymą. Jis trokšta meilės santykių tarp tavęs ir jo. Ir jeigu tu dar nesi gimęs į Dievo šeimą, noriu tave paraginti į tą šeimą įsilieti. Dievas myli tave, Dievas trokšta bendrauti su tavimi, Dievas viską padarė, kad tu turėtum tą nuostabų ryšį su juo. Ateik ir pasikalbėk su manimi, jeigu dar nesi tikras, kad esi gimęs iš Dievo, bet to širdyje trokšti. Pasimelskime. Brangus Dieve, kiekvienas iš mūsų, kaip žmonės, mes linkę kartais nusivilsti, nuleisti rankas, suabejoti tavo gerumu, tavo visavaldystę, tavo pačiais geriausiais ketinimais mūsų arba mums brangių žmonių atžvilgių. Bet Dieve, apaštalas Jonas mus drąsina ir ragina nepasiduoti abejonėms, nepasiduoti netikėjimui, bet pasitikėti tavo meilę, pasitikėti, kad tu mūsų be galo myli ir bangini ir vertini ir taip trokšti savo meilę per mus paskleisti dar plačiau šitame pasaulyje.
kad tave įgalinti mes galėtume mylėti mūsų pančių žmonės, ar tai būtų tikintis mūsų broliai seserys Kristuje, ar mūsų šeimos artimieji, ar mūsų nepažįstami žmonės, net žmonės, kurie yra mūsų priešiški. Dieve, trokštame dar artimiau patirti tavo meilę. Trokštame tikėti ir nebijoti ir užtikrintai žinoti, kad tu mus be galo vertini ir brangini. Ne dėl to, kokie esame, ar kažką esame padarę ir nuveikę, ar kažką turime, bet todėl, kad tu mus kiekvieną sukūrė unikaliais ir nepakartojimais ir trokšti mus, kad mes tavo meilę patirtume, nebijotume ją ir ją dalintume su kitais. Ir labai prašau, kad taip pat ugdytum ir stiprintum mūsų tikėjimą, nes tu mums jį dovanoji ir sužadini mūsų širdise, kad per tikėjimą mes galėtume patirti tą nuostabų gyvenimą, kuriam esi pašaukęs ir pakvietęs kiekvieną, kuris tavim patikėjo. Palaimink mus ir padėk nebijoti tavo gerumu ir tikrai vadovautis tavo įsakymais iš meilės tau. To prašau ir dėkoju Jėzus vardu. Amen.